I mean, go back 70 years. Grįžtam atgal 70 metų. There was less than 1/3 of people living on this world. Buvo mažiau negu vienu trečdaliu mažiau gyventojų pasaulyje negu gyvena šiai minutei. And there was some problems about basic food. Ir tada su esminiais maisto elementais buvo šiek tiek problemų. So, but why is it that today we're not thinking about this anymore? Bet kodėl mes šiandien negalvojam apie tą praeities problemą? Very simple. Reading. Veisimas, veislės. Yeah, we have better, higher and higher use of better varieties. Veislės mes turime vis didesnio derliaus potencialą su didesniais derlingumas. So this was the biggest influence in the last 70 years, that we become less and less concerned that we have enough to eat. Ir būtent naujų veislių atradimas per paskutinius 70 metų įtakojo tai, kad mums užtenka maisto ir nereikia rūpintis to klausimu. So then let's look at breeding. Tai pagalvokime apie veislininkystę. Where does most of the money is going in breeding? Kuriant naujas veislės, kur daugiausia pinigų išeikvojama? Where is it going? Bandoma. In wheat? Kviečiuose? No. Where is it going? Where's most of the money in breeding going the last 20, 30 years? Kur 20-30 paskutinių metų galvoti investicijų daugiausiai kokias kultūras? In corn.